Labas. Čia Saulius Bagdonas. Čia Tomas Gudėnas. Ja. Ir kas yra šitas žmogus, man labai patiko kito varianto stovykloje, kuri vyko, neatsimenu, prieš kiek metų, 4-5 metų. Jo, ten dar turėjai barzdą? Neturėjai barzdos. Ir šitas žmogus buvo vienas iš mūsų svečių, kuris tikrai daug ką nustebino, užlipo ant namo stogo ir nušoko salto vieną žodį, ten nubėgo ir belekas buvo. Visi buvo apšalę. Tai Tomas, ką anksčiau darė, tai buvo parkūro, kaip ir, toks, nežinau, ir pradininkas čia Lietuvoje, vienas iš tų tokių top. Tai dabar, ar tu to užsiėmė, aš nežinau iki galo, bet sportuoti faktas. Tai tuo metu palikai didelį įspūdį. Dabar mane nustebino tiesiog tavo gyvenimo būdas, kaip tu gyveni. Tai mes galim pakalbėti apie tai, kad, papasakok tiesiog, koks yra tavo gyvenimas. Tiesiog, kaip tu gyveni. Diena, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, va taip, kaip tu gyveni, papasakok. Aha, tai fainai, kad skaičiuoji dienas. Aš irgi kartais skaičiuoju, bet dažnai būna, kad pagaunu savo, kad pamirštu, kokia iš tikrųjų diena. Ir mane gelbsti tada akis. Aš pažiūriu pro langą, matau, ar saulėta, ar debesuota. Jeigu debesuota ir lieta, tada gal tai diena dirbti intelektualų darbą. Tai gali būti diena rašyti, gali būti diena kurti programas arba kažkokias tekstus ar žaidimus, tai gali būti diena internete. Jeigu diena saulėta, be abejo, aš renkuosi gamtą, renkuosi puikią draugų kompaniją, renkuosi išbandymus, renkuosi keliones. Ir vienu žodžiu, man atrodo, niekas apie savo gyvenimą nieko negali pasakyti, o todėl aš irgi nebandysiu to padaryti vienu žodžiu. Tai gerai, jeigu taip paprastai žemiškai, paprastai kalbant, ne, tai tu dabar, sakai, per paskutinius metus praleidai 11 mėnesių ne Lietuvoje. Kažkiek 9 gal. Anyway, beveik visus metus nebuvai Lietuvoje. Tai kaip tu gyveni? Standartiškai tai ką mes darom? Dirbam. Tai klausimas, ką tu veiki tuo metu? Maždaug jau paskutinius 8 metus man tenka taip gyventi, kad retai būna Lietuvoje, nes iš tikrųjų labai myliu šitą kraštą. Ir visada stengiuosi grįžti, ypač vasarą. Man labai patinka stebėti, kaip gamta atbunda, kaip auga žalias spalva tiesiog akise ir kaip žydi gėlės. Bet kadangi klausiausi savo pašaukimo, dažnai turiu būti ir kitose šalyse. O pašaukimas mano toks, labai paprastas. Jo nuo pat vaikystės labiausiai norėjau ne mašinytės, ne žaisliukų kažkokių, labiausiai norėjau greitai mokintis. Tai buvo pirmas mano noras, sąmoningas, kur aš supratau, ko aš noriu šitam gyvenime, tai mokėti greit mokintis. Kad galėčiau išmokti dainuoti, kad galėčiau išmokti šokti, kad galėčiau išmokti groti muzikos instrumentais, kad galėčiau išmokti kalbų, kad galėčiau keliauti, galėčiau dirbti įvairius darbus, amatus ir gaminti įvairius patiekalus. Tai aš ir darau savo gyvenime. Per paskutinius 10 metų teko pakeisti apie 15 profesijų. Ir tikrai ne dėl to, kad prastai tai dariau ir mane išvėjo. Tiesiog aš turiu vos ne iki apsėdimo tokį pomėgį mokintis. Jeigu pradedu suprast, kad aš jau nebeišmokstu, man gyvenimas darosi pilkų atspalvių. Ir man buvo gyvenime situacijų, kad kažkur jau tapęs gan sėkmingų savo profesijos atstovų, tarkim. Kaskadininkų, pavyzdžiui, ne? Gal kaskadininkų dar nebuvau išmokęs tiek, kad jau būčiau tikrai profesionalus ir jau kažkaip išsiskirčiau iš kitų. Bet tarkim, kai užsiminėjau parkūrų ir darydavau įvairius pasirodymus, vesdavau seminarus, dalyvaudavau pasaulio varžybose, tada jau pradėjau galvoti, šitą sritį aš įvaldžiau, man reikia kažko naujo. Tada pradėjau rašyti poeziją. Ir supratau, kad judėjimas, ar jis būtų popieriaus lape su spalvomis, ar jis būtų kūno šokis gamtoje, ar tai būtų garso kažkokie judesiai erdvėje. Tai viskas yra judėjimas, viskas mūsų vidinio pasaulio išraiškos būdas, išorinės išraiškos priemonė. Niekas nesuprato, gerai. Mes be repeticijų. Bet dabar, žinai, tai tu išbandai 15 realiai tų sričių, ne? Ir, stipru. Išmoksti, palieki. Išmoksti, palieki. Tai reiškia, kad tu tiesiog tai jau išmokai, žinai, pavyzdžiui, išmokai groti, išmokai šokti, išmokai ten poeziją kurti, ne? Tiesiog tai lieka tau kaip įgūdis. Taip. Ir tai dabar, ko tu užsiemi? Aha. Dabar, ką tu dabar darai? Šiuo metu aš kalbu,
su Saulium Bagdonu. Jo. Ir tai yra puikus pokalbis, nes mes nagrinėjame mūsų psichosomatiką, mes nagrinėjame mūsų neurologiją, mes gilinamės iki pat mūsų smegenų struktūros. Dažnai žmonės pradeda dirbti vieną darbą ir jie pradeda save įvardinti. Aha, aš esu daktaras, arba aš esu gelbėtojas, arba aš esu dailininkas. Taip. Ir tada jie nustoja matyti daugelį savo gyvenimo atspalvių, kurias jie potencialiai turi jau nuo vaikystės. Bet jeigu vaikystėje vieną kartą vaikui, kuris negražiai pagal kažkieno nuomonę nupiešė drugelį, tėvai pasakys, kaip tu pieši drugelį, taigi pažiūrėk, drugelis taip atrodo. Vaikas tiesiog išsigas ir jam užsivers duris ateityje tapti unikalių talentų ir sukurti unikalius šedevrus. Ir tada atsiranda specializacija. Tada vaikas galvoja, man reikia tada bent vieną dalyką gerai mokėti, kad mane už jį pagirtų. Noras išsiskirti, noras būti priimtam ir reikalingam. Taigi žmonės motyvuoja noras būti reikalingam mūsų visuomeniai. Ir labai paprastai, kol šitas noras nebūna patenkintas, tol žmonės jo vaikasi. Jo. O ką aš? Aš sėdžiu ir kalbuosi. Tai tiesiog visiškai jūs suprantu ramybėj, tu čia būni, žinai. Ir tavo nuomonė. Mums būna daug klausimų, dabar ir vėl bus seminaras toj greitų metu ir kyla, sako žmonės, tai vis dėlto ką mums daryti? Kad mes sužinotume, sako, taip tau lengva, tu vaikystėje praradai baimės ten rizikuoti, tu vaikystėje norėjai labai daug bandyti ir tai išlaikėjai, tavo gal tėvai ten buvo fainesni, ten gal tavo mokytoja buvo geresnė, kuri ten tavęs nespaudė ir taip toliau, žinai, tiesiog tau pasisekė, bet aš dirbu savo darbą, esu specializavęs ir tikrai realiai nežinau, ko aš noriu. Aš žinau, kad tai, ką dabar darau, ne tai, kaip ir gal ir gerai, bet, jaučiu, kad kažkas, ne taip, ne? Tavo nuomonė, ar yra kažkokių tavo minčių, ką daryti, kad realiai suvokti, kam tas įskirtas, ką tu turi daryti, gal kažkokius paprastus, buitiškus, žemiškus veiksmus, žinai, ir klausimus, ką reikėtų apie save galvoti, ko reikėtų nedaryti, gal, žinai, tavo nuomonė. Iš tavo patirties ir iš tų žmonių, su kuriuos tu sutinki. Puiku, tai galiu kelis patarimus duoti, gal 3 ar 4. Tai vienas patarimas, kad suprasti, ką iš tikrųjų nori, tai vienas patarimas yra tarnystė arba savanoriavimas. Kai tikrai nežinai, ką tu nori daryti su gyvenimu, tu skiri kažkiek savo laiko ir pastangų žmonėm, kurie jau žino, ko jie nori. Jie, pavyzdžiui, kuria kažkokį socialinį projektą, padedantį ten vaikam iš globos namų adaptuotis ir kažkaip sveikai praleisti gyvenimo laiką. Arba kažkas atstatinėja ten senovinę pilį. Ir, ta prasme, galima susirasti ir apie daug fondų, kurie užsiema įvairiais socialiniais projektais, susirasti, kaip tu gali savo laiko konvertuoti į vertę. Į vertę ne tik savo, bet ir aplinkai. Kai tu savo laiką atiduodi žmonėm, jie to atiduoda prasmę. Ir tą prasmę kolekcionuodamas, po truputį gali pasistatyti savo gyvenimo viziją ir taip susikurti savo sėkmės dizainą. Kitas dalykas. Labai verta pakeliauti. Nesakau, kad reikia ten 3 metam išvažiuoti. Ir nei Turkijos kurortas tai būtų, ne? Dabar esmė, O, taip, Sauliau. Tikrai taip. Keliavimą aš turiu omeny nuolatinį ieškojimą. Tai neturi būti gidų knygelė ir kažkokia rezervacija viešbutį. Tai turi būti galbūt kuprinė arba automobilis, jeigu yra tokia galimybė. Bet vizija turi būti kažkoks galbūt net pojūtis, o ne konkretus taškas, kurį tu nori surasti. Ir tiesiog, jeigu per metus kažkiek žmogus gauna savaičių pasilsėti, tai tą laiką jis gali būtent ir išskirti atradimui savęs. Nes kelionėje be tikslo žmogus gali atrasti tai, ko apie save nežinojo. Nes kai žmogus ten pasižymė, nori pamatyti Eifelio bokštą, nori pažiūrėti Big Beną, tai jis jau praktiškai žino, ką jis pamatys. O kai žmogus važiuoja ten, kur jis dar nebuvo, jisai atranda tai, ko apie save dar nežinojo. Dėl to visiems linkiu bent kartą, gal į savaitę, netgi ten, kur gyvenat, nueiti į vietas, kur jūs dar nebuvot. Nes tikrai tam mieste, kur jūs gyvenat, yra vietų, kur dar nebuvot. Nereikia galvoti, kad ten jau būtinai į Pietų Ameriką reikia 3 metam važiuoti. Jo, kaip čia va, pavyzdžiui, dabar, ne, Vitalija? Jo. Šaltinukas!
Vilnius. Ja, nuostabu, ramu, gražu. Aha. Tai čia buvo antras patarimas. Taip. O klausimas buvo, kaip atrasti save. Jo, ne? ką dar, man tai vienas yra, vat, kad tu sakai, kad tiesiog reikėtų keliauti. Atiduoti savo Kitas laiką dalykas, kitiem. atiduoti savo laiką, jo, ir kas dar. Ai, nu? dar vienas svarbus dalykas, kuris labai gali padėti surasti prasme. Mūsų laikais šis dalykas gan pamirštas, nes visi skaito save labai geriausiais, ta prasme, protingiausiais, geriausiais. O tas trečias dalykas yra paprastas - turėti mokytoją. Gal rytuose tai būtų vadinama dvasiniu mokytoju, vakaruose tai gali būti vadinama mentorium. Bet, ta prasme, šalia gali būti žmogus, kuris arba vyresnis, arba labiau patyręs kažkurioje srityje ir jis galėtų patarti pagal jūsų intelektualinius pomėgius, pagal jūsų vertybės, pagal jūsų hobius, patarti, kaip realizuoti save šitam gyvenime. Tai gali vadintis socialinis režisierius. Tai žmogus, kuris gali padėti atrasti savo pašaukimą ir tiesiog su jumis pabendravęs. Ir aš tikiu, kad šiais laikais pradės kurtis tokia profesija, nes vis daugiau, kai mes praeinam standartizuotą mokymosi sistemą, kuri vadinasi mokykla, vis dažniau žmonės pamiršta savo šaknis, nes mes gimstame tikrai unikalūs, tikrai su daug svajonių. Ketvirtas iš to iškyla patarimas - prisiminti savo vaikystės svajones. Nes jeigu jūs prisiminsit, ką jūs svajojat vaikystėje, jūs praktiškai žinot jau viską, ko jūs norite šitam gyvenime. Jeigu jūs pamiršot savo svajones, reiškia, jūs uždarėt kelią į laimę. Tai čia aš jau nieko negaliu padėti. Ir pabaigai, ko palinkėtum žmonėm, kurie vis dėlto jaučia ir nori atrasti savo tą laimę gyvenime, veikloje, vis tiek mes tik turim dirbti, kai kurie nesutinka su to, kad reikia turėti pinigų ir turėti viską, ne, bet vis tiek norisi ir dirbti, ir uždirbti, ir išlaikyti savo šeimą, jeigu ją turi, ir padėti žmonėm. Vis tiek turi kažką daryti. Tai ką palinkėtum, kad būtų harmoningas gyvenimas tarp darbo, laisvės, šeimos ir visa kita. Ką tu jam palinkėtum? Labiausiai palinkėčiau, kad žmonės būtų atkaklus, taip? Taip. Nes tik tai jūsų vidinis noras pagerinti savo gyvenimo kokybę ir aplinkinių kokybę. Tik tai jūsų noras paverstas pastangomis gali iš tikrųjų kažką pakeisti. Ir kitas dalykas, daug lengviau pasiekti tą harmoniją, laimę, jeigu jūs rūpinatės ne tik savimi, o aplinka. Nes kiekvienas esame šitos planetos dalelė ir keisdami ją, keisdami save, mes geriname būseną ne tik savo, bet ir aplinkai. Todėl rūpinkitės savo sveikata, rūpinkitės aplinka ir su laiku viskas tik gerės. Ačiū. Taigi, Tomas Gudėnas, liuksą dedam. Yes, Tomas Bagdonas. Jo, ačiū labai. Atras savo gyvenimo pašaukimą, iki malonaus.